Taip, kai norisi mėsos. Kai norisi mėsos, jūs jau nebesitarėt su kolege, viskas. Mes turėjom laiko pakankamai. O tu mėsėdė? Norisi mėsos, taip, norisi mėsos. Gerai. Mes pagalvom, dabar yra tas laikas, kai norisi mėsos, todėl dabar reikia rinktis. Ir šitą klausimą plojimai pristato Krekenavos kai norisi mėsos produktų linija ir tai yra išskirtinė produkcija, todėl kad čia pats didžiausias procentas mėsos, mėliai. Man kvepia netgi per pakuotę ir aš noriu džiugiai pasakyti, jeigu jūs atsakysite į šitą klausimą, jūs gausit šitą pakuotę, jeigu neatsakysit, pagaliau Mikaičio komanda pavalgys. O! Super. Gerai, būkim dosnus. Gerai, šitą reikia. Bus taip, kad ne, galvojat, kad abiem komandom neatsakysit, abi pintinės jums atiduosiu. Ne, sukiršit nori, dar labiau, ne? Palaukit, aš pažiūrėsiu, ko mes čia. Žiūrėk, duonos yra, pomidoriukų. Nu, gerai vardinė, svogūno yra. Gerai, ir taip, dėmesio klausimas. Kuriame produkte yra daugiausiai sveikatai naudingų medžiagų. A. Vytintose jautienos dešrelėse, B. Rūkytose kiaulienos lašiniuose, C. Pieniškose vištienos dešrelėse. Tada! Žiūrėk. Žinau. Žinai? Lašiniuose. Blemba. Tai užtruksim, reiškia. Nu, tu pagalvok. Yra 2 dešrelių variantai. Aha. O tu iškart prieš dešrelės, ne? Nes aš turiu, matai, įmonę, kuri vytinta jautiena. Užsiima. Tai mes reklamuojam, kad tai yra labai naudingas produktas. Tai yra labai daug baltymų. Vytinta jautiena. Ja, labai daug baltymų. O vytintos, nu gerai, o vytintos jautienos dešrelės. Tai čia yra, manau, daugmaž tas pats, tik tai kitokia forma. Nes tai yra, nes vytinimo procesas, aš manau, reiktų galvoti apie procesą, kada yra sunaikinama mažiausiai naudingų medžiagų. Nes kiekvienas apdorojimas yra realiai šiek tiek gadinimas produkto. Taip. Sveikiausia valgyti žalią, ne? Taip. Klausimas yra daugiausiai sveikatai naudingų medžiagų. Daugiausiai. Bet ne apie tiek, kiek išlieka. Ne visai turbūt tai suformuoluotas klausimas. Pavyzdžiui, jeigu tu sakai, kad rūkymas nėra labai sveika, galbūt pats rūkymas turi savo kancerogeninių priemaišų, bet galbūt jis medžiagos išlieka visai. Bet medžiagos išlieka. Aš dėl to ir sakau, kad nenorėčiau tavęs nuvesti į šoną. Pieniškas vištienos dešrelės yra, manau, mažiausiai reikalingas dalykas. Čia yra vaikam, kurie dar nesupranta, koks lašinys yra geras dalykas ir jautina. Apskritai, aš tik priminsiu, kad mūsųse yra žaidimas buvęs apie daktarišką dešrą, kas yra labai panašu. Ir atsimenate, kad tai buvo tikrai specialistų sugalvotas. Daktariška dešra tikrai buvo gera kažkada. Specialistų sugalvotas, kad gerai ir negerai daktariška dešra. Kaip gerai. Bet ji buvo labai gera 2 metus ir tada ją padarė tuo, ko dabar ji yra. Tu žinai, pagal pačią mėsą, tai jautiena yra naudingesnė negu kiauliena. Negu lašiniai kiaulienos. Bet lašiniai yra naudingi. Bet lašiniuose... Ir tas riebalas ir viskas yra gerai organizmui. Bet ten tik ir yra riebalas. Žinant mūsų žaidimo istoriją, tai lašinius galima naudoti įvairiai. Atsimenat, mes naudojam lašinius kaip kurą. Čia degė lašiniai, mes virinom su lašiniais. Aš visada atsimenu, kad... Tada su lašiniais galima tepti slides, galima blizginti pasus. Jeigu čia būtų klausimas, kaip... Jeigu tu lašiniais tepi slides ir tada slidinėjai, labai fizinis aktyvumas išauga ir tikrai yra daug sveikiau. Nuostabi marti. Man labai gerai. Ugnė galvoja iš už dėžės dabar, tikrai. Bet, žinai, kalbant apie dėžės viduje ir apie tokius medicininius faktus, aš atsimenu, kad daktaras Unikauskas visada sako, kad nevalgykit druskos, bet valgykit lašinius, nes tai yra daug sveikiau ir sveika apskritai. Nu, vat nežinau dėl jautienos. Nes matai, vytinta jautiena ir dešrelės. Bet kaip tu gali pakeisti druską lašiniais, tai yra 2 skirtingi pojūčiai. Žinokit, 5. Ne, baigtų, mes dar nepasitikėjom su publika. 2. Žinai, reiktų paragauti. Pagalbas neturėsim šį kartą, ne? Ne? Nu, mūsų skiriasi nuomonė. Aš nežinau, ar tu mane perkalbėsi nuo jautienos, aš turbūt tavęs nuo lašinių neperkalbėsiu irgi, ne? Lašiniai. Lašiniai, sakai. Lašiniai. Galiu fiksuoti? Mantai? Man tai pasiduok. Aš norėčiau... Aš labai džiaugiuosi, kad jūs palaikote komandą. Tai čia galima užskaityti, aš gal pagalbą... Ne, aš girdėjau tą pasakymą, galvokim, kad nežinojau, už kurį tas būt ne, bet, mėlėjai, savo nuomonę pasiliekam savo, mes toks žaidimo taisyklės.
Taip, na. Nu, bet čia visi taip kažkaip link Trys. dešrelių. Ir tu Jautiena link jautiena dešrelių. yra super Man reikia naudingas atsakymo. dalykas. Lašiniai, žinai, kas lašiniuose yra cholesterolio daug. Pavyzdžiui, vytinta jautiena jo yra labai minimaliai. Bet tu supranti, Tai yra- pats cholesterolis iš savęs nėra blogai, jau per didelis kiekis yra blogai. Ir cholesterolio yra dar keletos rūšių. Vienas Žinai, yra ką- geras, yra kitas geras, blogas. yra blogas. Aš manau, Bet man tai man jau reik reikia mum pagalbą. atsakymo. Aš manau, mums pagalbą reikia, žinai. Žmonės nori dešrau. Yra, kas žinot atsakymą, pakelkit ranką, jeigu žinot Jo. tiksliai atsakymą, nespėliojimus. Sakykit, aš padovanosiu jums savo krepšį, jeigu pasakysit teisingą Man atsakymą. tas jums Bet jūs padovanos tikrai savo žinot? dešrą. Vilma Vilma, taip, iš iš kur? Vilniaus. Vilma, Gerai, iš Vilniaus. iš netoli atvažiavot, ar ne? Tai jeigu neatsakysit, nenusiminsit. Nereiks grįžti į Šiaulius, nukabinti nors. Susišėpinti. Čia Tai kažkaip buvo Vilma. taikoma, ar ne? Vilmas, sakėt, kad domitės mytybą, ar... Taip, domiuosi. Jo. Tai pasakykit savo mąstymą ir variantą, kurį jūs galvojate. Nu, mano manimu, yra daugiau naudingų medžiagų jautienoje. Jautienoje, Todėl, kad ten yra ir geležies, Aha. ir mikroelementų. jo. O Mažai riebalų. lašiniuose O ko lašiniuose yra? tiktai Pasakykit ugniai riebalas. konkrečiai. Ko yra Ko yra lašiniuose? lašiniuose? Su svoguniuku, duonyte. Skanu, Kad- bet kas ten tiktai skaniau, mes- riebalai. Jo. Lašiniuose yra mažiausiai daug kaifo. Taip, gerai, ir aš Tai jūs užfiksavau. pritarėt labiau mano nuomonė, ar ne, kad tai yra Taip, vytinta taip. jautinos dešrelės. Nu tiek O tos. dabar pasitikėsi manim? Dabar mane- dabar man jau reikės Man įtraukti labiausiai publiką. patinka, kad ugnė pasidavė, Aš- aš matau visos minios tokius, na, mažai, ką vienas žmogus sako, aš tai galvoju ir ugnė sako, gerai. O galima dar pridėti. Gali pridėti. Nes, pavyzdžiui, mano tėvas sakytų, kad lašiniai sveikatai yra geriau. Sakydavo. Nes mes, tai jau nėra kai stūmėm spintą, tai padėjom lašinius po spintą. Sveikatai labai gerai buvo. Taip. Būtų nugaras susivaręs. Gerai, viskas. Žodžiu, lašiniai turi labai daug naudingų dalykų, bet ne Mes žmogui. Taip, man tai Į A variantas. A. Jautiena. Vytintose jautinos dešrelėse. Na, mėlyjei, aš žinau, kad kai trūksta mėsos, tai galvoti yra labai sunku. Taigi, Krekenavos, kai norisi mėsos, greitai keliaus. Arba jums, jeigu tai yra teisingas atsakymas, arba užkimšim jūs. Nu, ne lašiniai čia padėti jau, mes matome. Dėmesio, teisingas atsakymas. Vytintos jautinos dešrelės, rūkyti kiaulienos lašinukai, pieniškos dešrelės ir vištienos. Ai, akis mato, širdis nori, tik ką iš šių trijų mėsos gaminių reikėtų rinktis, kad bus pavalgytumėte vištienos skaniai, o organizmas gautų daugiausiai sveikatai naudingų medžiagų. Žinoma, kad vytintas jautinos dešreles. Jautienoje gausu geležies, cinko, taip naudingo mūsų organizmui. Dar vienas dalykas, tokios dešrelės pasižymi ir didesniu baltymų kiekiu, o jau mėsos skonis 10 balų. Aš vytinu jautieną pats. Tai, bet ne. Taip, bet jie pinigus tai mums Dažnai. Aš tolstu nuo jūsų, kaip tolsta blaivas, nuo sėdinčių kavinėse giratų. Man jau aukštas žmonės. Aš galiu vieną pakuotę naikiam. Vieną. Ne. Ai, pakuotė? Taip. Bet aš išrinksiu. Ar čia vienodas jos? Nežinau, nežiūrėjau. Dovanotai Vytautai. Galiu jam kaip airių vilkolakį numesti. Taip, pavaišink komandą. Gerai, ir žiūrovam vieną dar, tegu Ir žiūrovam. pasidalinti. Jų žiūrovam. O šitas vienas tai Paaiškinkit, važiuoja. Bet jau labai reikės plonom riekutėm pasipjaustyti, gerai? Gerai, O mes smagu šitą plojimai, pasidalinsim. Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linijai.